Gerbiama ministrė, žiūrint į jūsų pateiktą biudžetą, net ne man, o ekspertams išsprūsta žodžiai, kad gražus skaičiukų rinkinys. Tačiau ekonomika ir biudžetas nėra vien skaičiukai. Tai yra valstybės ir žmonių gyvenimas, kartais jų likimai. Vis tik kviečiu nevaidmainiauti, kalbant, kad Lietuvoje ekonomika stiprėja, didėja eksporto apimtis ir panašiai. Pernai infliacija mūsų valstybėje pasiekė neregėtas aukštumas. Tad kam girtis didėjančiais atlyginimais, jeigu po jų padidinimo mūsų gyventojai gali sau leisti vis mažiau, o pusė jų važiuoja į Lenkiją apsipirkti. Kam nuolat kalbėti apie automobilių apmokestinimą, nekilnojamo turto mokestinės bazės išplėtimą, mokesčių kelimą individualiai dirbantiems verslininkams, jeigu viskas mūsų ekonomikoje yra taip gerai. Ar jūs negalvojate, kad ne skaičiukai gerina gyvenimą, o tai iš kur jie atsiranda, kiek daugiau sukuriama potencialo pajamoms uždirbti? Na, turbūt čia yra retorinis klausimas, bet gal drįsčiau pastebėti, kad infliacija yra procesas, kuris yra ne tik tai Lietuvoje, visa ES, tiek ir turbūt ir kitos valstybės susidūrė su infliacijos augimu, kuris buvo beprecedentis ir daugumoje ES valstybių realios žmonių pajamos praėjusiais metais neaugo ir Lietuva neišimtis, turbūt dėl to, kad infliacija buvo pakankamai ženkli, bet tai nebuvo išskirtinis procesas, kuris vyko tik Lietuvoje. Dabar kalbant apie ateinančius metus, kas yra prognozuojama, tai prognozuojama, kad vidutinis darbo užmokestis augs apie 6,5%, kai vidutinė metinė infliacija yra prognozuojama 2,9. Jeigu šios prielaidos pasitvirtins, tai reiškia, kad žmonių perkamoji galia ateinančiais metais augs, tai tą aš ir tiesiog pasakiau. Prognozuojama, kad neprognozuojama, biudžete yra numatyta, kad senatvės pensijos augs 12,2%, jeigu vidutinė metinė infliacija 2,9, tai natūralu, kad tikimasi, kad žmonių perkamoji galia stiprės, tokiu atveju ir vartojimas turėtų atsistatyti ir manau, kad tai yra pozityvios paskatos ekonomikos augimų.